Šiandien Alytaus rajono savivaldybėje lankėsi Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Jie apsilankė užsienio kapitalo įmonėje Vita Baltic International. Vėliau užsuko į Alytaus rajone Vaisodžių kaime įsikūrusią įmonę Jundo stalių gaminiai. Alytaus rajone įsikūrusias verslo įmonės Seimo pirmininkė įvertino itin palankiai. Iš tikrųjų, pirmiausia, noriu pasidžiaugti tai, kad Alytaus rajone yra tokios perspektyvios ir žinomos ir net apdovanotos kaip nugalėtojos verslo įmonės, kurios yra žinomas ne tik Lietuvoje, kurios savo produkciją ir už Lietuvos ribų išveža. Ir aš manau, kad tai yra to sėkmingo verslo perspektyva Lietuvoje, duodanti pavyzdį ir kitiems verslininkams. Antras dalykas, ko aš iš karto ir paklausiau ir vieno ir kito savininko ir direktoriaus, o tuo pačiu pasikalbėjau ir su žmonėmis, tai yra darbo vietos ir kita, kiek jie uždirba. Kada šiandien iš tiesų yra finansinė krizė, arba jau mes po truputį iš jos išeinam, bet vis tiek dar nesam tokioj padėty, kad galėtumėm laisvai kvėpuoti, tai žmonės, kurie turi darbą, ir tas darbas yra apmokamas nemokant minimalią algą, tai tikrai yra didelis ačiū tiems darbdaviams, kurie sukūrė tas darbo vietas ir kurie su žmonėmis elgiasi kaip su savo verslo partneriais. Tai čia aš jau matau tą tokią, sakykime, europietišką darbdavio mąstyseną, ne kad dirbantysis yra kaip vergas, kur nesvarbu, kiek aš tau mokėsiu, o tu man privalai dirbti, bet tai dirbama kaip iš tikrųjų viena šeima. Bendrovės Jundo stalių gaminiai direktorius Gediminas Jegelevičius nuo verslo atstovų Seimo pirmininkai turėjo klausimų susijusių ne tik su europinių lėšų panaudojimu. Italijoje yra sunorminti kelio ženklai, kuriuose galima rašyti įmonių pavadinimus. Lietuvoje to dalyko neleidžia. Kelių direkcija reklamos statyti prie pagrindinių kelių neleidžia. Kažkur toli statyti sklypai privatus, kainuoja, detalus planas ir taip toliau. Gal galima priimti įstatymo tvarką, sunorminti tuos dalykus? Vėliau Seimo pirmininkė dalyvavo renginyje Švenčia Daugai.